ML Mantinga atkrintamųjų varžybų ciklą pergalę pradėjo Ledevilos komanda, kuri prieš savo principinį varžovą Sūduvį rezultatu 95-74 šventė įtikinamą pergalę. Po rungtynių kalbiname Ledevilos puolėją Dainių Pauliukonį. Dainiau, sveikinu su pergalę ir sakykit, kokios tai buvo varžybos? Gražios varžybos, įtemptos varžybos, bet kontroliavom visas varžybas nuo pat pradžių, pirmavom visą laiką. Trečiam kėlinį davom lyderiam pailsėti Škutytės įvyko, bet tai čia nesmė buvo, čia laimėjom. Manau, kad serija bus ilga, nemanau, kad bus 3-0, tai tikrai bus dar gražių varžybų, nes visos kitos poros tai tikrai išsiskiria ten favoritai, o pas mus mano favoritų nėra iš tikrųjų, tai čia kaposimės iki galo, manau, ir jie ir mes. Ką akcentavot prieš šios varžybas? Gynybą akcentavom. Turi 3 pagrindinius žaidėjus, visi kiti ten daug silpnesni ir stengiamės sutvarkyti, nes su visais pavyko, bet visumo rezultatas gavosi. Nepaslaptis, jog Sūduvio komanda, nors ir kitų pavadinimų, tačiau žaidėjai tie patys, treneriai tie patys ir yra principinis jūsų varžovas. Tai principas, ir jie ir mums norisi savęs sąskaitas, tą ir bandom padaryti. Ir sakykit, motyvacijos papildomos duoda? Aišku, yra, labai daug. Štai ir stengiamės, prisivedė visi ir kovojam, ir traumuoti žaidėjai buvo susirinkę ir negalėjom visom jėgom žaisti, bet pavyko. Kaip manot, kada įvyko rungtynių lūžis? Manau, pirmam kėlinyje jau, kaip išsivežėm 10 taškų į priekį, pradėjom kontroliuotas varžybas, tą tempą palaikėm, iš tikrųjų neprisileidom ir visų čia nusivylimų vis dėlto laimėjom, nes visas salės ir važiuos prieš mus, bet jau ketvirtam kėlinyje besirgom, nes sėdėjom tyliai, tai reiškia, kad kontroliavom varžybas nuo pat pradžių. Evaldo Lukšio paskutinis dėjimas toks su energija tarsi lyg ir sako, jog šią pergalę norisi užbaigti greitai ir stipriai. O kokios mintis jūsų? Greitai nemanau, kad pavyks. Nusiteikę, kad žaisim 3-2 seriją ir tikimės laimingus pabaigos. Antros varžybos, ko galima tikėtis iš Sūduvio komandos? Nieko čia nesitikėti, nei iš jų, nei iš mūsų. Žaisim tą patį žaidimą, kas geriau apsigins, geriau pataikys, tai laimės. Nei jie nieko naujo nesugalvos, nei mes nieko naujo nesugalvosim. Laiko nėra, čia netokio lygio komandos, kad kažką išrastų, nei tokį treneriai, nei kas čia iš tikrųjų. Žaidžiam tą krepšinį ir tiek. Kad nebūtų traumų svarbiausia, visi sveiki būtų, tada išsiaiškysime aikštelį krepšinį. Ar antrosiuose varžybose jau galima bus pamatyti jūsų žaidėjus, kurie šiandien nežaidė? Jo, tai Barūnas traumuotas, tai dar čia klaustukas iš tikrųjų, o Antanui ten iš darbo neišleido. Manau, kad turėtų būti visi iš tikrųjų. Ir sakykit, kokiu rezultatu pasibaigs ši serija ir kurios komandos naudai? Aš manau 3-2 mūsų naudai. Tikimės.